pakilę, pasuksim į dešinę. Žinai, tik tai ten buvo netoli 40. Labai tik kontroliuok, nes į kalną kažkaip norisi paspausti, o virš 40 jau būtų tau 3 sekundės ir jau kritinė paišytų. Suksim. Čia arčiau ar toliau? Ar dešiniau? Toliau, jo, o čia, nes čia sankryža. Jeigu ženklas yra jo, jeigu ženklas yra tada arčiau, o jeigu sankryža, tada dešinės laikys. O dabar Žiedė 3 išvažiavimas. Iš šitos juostos. Teisingai, rodo ženklas, tik iš šitos galima ratu važiuoti. Va, mes ten važiuosim. Ir dabar jau išvažiuoti reikės tau dešinės, va, labai gerai. Va, parodyk. Tai čia tau turėtų duoti kelią, duoda, gerai. Siekart aš čia neduodavau anksčiau labai, ar kažkaip jau padėjo duoti kelią, gal išauklėjo. Galinės pasuksim į dešinę, labai aštrus ir ten ištisinė. Tai va, vairuotojai turėdami teises nelabai kreipia dėmesį, bet mes labai turim preciziškai važiuoti. O čia, pėsčiųjų nėra. Nes jeigu tik greičiau, tai per liniją ištisinė ir jau rašo klaidą. Ir sankryžoj pasuksim į kairę, kaip tas mokinukas ten važiuoja. Mes ten paskui tą mokinuką. Parodykim posukiuką. Gerai. Na, tai galima čia. Dabar Žiedė 3 išvažiavimas vėl. Ar kartą pavažiuosim tą ligoninės Žiedę. Nes anksčiau tai labai tuos klaidina. Ir dabar Žiedė bus 2 išvažiavimas. Gal tau kokių minčių visai patai. Liktais atsimenu, kad persirikiuot reikia. Jo, nes paskiau ten Žiedė, galima Žiedė, bet Žiedė per 2 rikiuotis labai sudėtinga, geriau. Mergaitė praleis. Ir mūsų išlipo, tai galim važiuoti. Nes paskiau įvažiavus čia jau, žinai, už tos linijos per 2 rikiuotis nespėja kartais. O čia tai tik tai per 1, bet jau rodyk, nes jau ten tie darbininkai
Va, tai tada leidžia, jeigu tu važiuoji, jeigu delsi, tai jie jau lenda tada. Tai jau 3 mašinos iš paskos, iš 3, kažin, ar pavyktų mums persirikiuot pagal tvarkingą reikalavimą. Į kairę suksim. Spėsi. Dabar ta moteris dar su vaiku, kad neįtų. Ir dabar pagrindinio į dešinę važiuos. O tas siauras dar gatvelės mums yra sudėtingiau. Čia to plačiau toks. Nu, čia irgi padaro tai. Ir pagrindiniu čia važiuojam. Ai, rodėjai? Atsiprašau, aš neišgirdėjau. Negirdėjau. Tačiau raštelio mes, kad ten geltonam būtų. Ir dabar sankryžoje suksim į dešinę. Tai va, pasikalbėk su protingu žmogum, su savim. Tik taip iškėlėčiau, nes ten gali Taip. būt va, reikalų. Tai va, lėtai, kad ten iš priekio neatlėktų, tie turės duot kelią. Va. Ir dabar suksime į kairę, Lampėdžių gatvelė čia tokia. Tai va, nebūtų tos Škodos, tai mes nuo dešinę, bet kad dabar jinai čia taip negražiai sustojus, tai mes jau priversti. Tai jiem duoda baudas čia ar neduoda? Vieną kartą davė per 20 metų, vieną kartą mačiau. Toleruoja čia, žinai, nes centre tai iškart jau gausi baudą 1 ar 2 dieną jau tai pastačius. O čia tai, čia jau biškį už Nemuno jau taisyklės mažiau galioja. Į dešinę važiuosim. Nu, bet regitroje tai galioja. O čia jie taipgi negalima statyti, bet manau, jie pasistatė. Tiesiog ant sankryžos. O turi būti 5 metrai nuo sankryžos. Ir dabar tiesiai kirsim ten tą Panerių gatvę. Tai ten labai tą, jau tu gal ir kalbėjo, lyg tai man atrodo, trajektorija labai svarbu. Atitraukia dėmesį, kad duot kelią, o išvažiuoja į priešinę. O turi ten už sankryžos būti dešiniai pusėje. Tai va, tokia padaro. Ten įsivaizduok liniją vidury ištisinę. Tai turėsi būti dešiniai pusėje išvažiuodama. Spėsi, ar ne? Dešiniai tik tai. O, šitaip. O, netgi būna arčiau stovinčių. O, tai turi taip, nes tiesiai čia dar važiuosim. Ir dabar bus sankryža į kairę. Čia laikomės, kad jie... Ir čia į kurią juostą pažiūrėk, va, teisingai, nes ten autobusų, tai tau nėra tikslo, turi matyti. Dabar pasuksim į dešinę. Vingis tas dešinė, bet paskui vėl už 50 metrų vėl į dešinę. Jau gal rodykim ir užsiimsim, nes paskiau mums jau čia nebespėjom. Užsiimkim tą dešinę. Ir lėčiau, va čia va tą dešinę. Į dešinę. Dar lėčiau, dar lėčiau, dar lėčiau. Čia. Lėčiau, taip.
prieš pėsčiųjų perėją į kairę. Paskiau prieš Maksimą bus į kairę, ten kitur nėra gatvės. Ten aikštelė tik tai tokia. Tai va, čia nors ir nėra greičio apribojimo ženklo, bet tu saugų greitį pasirinkai, tai va, teisingai. Nes čia greit lėktai gali ir veidrodėlius nudaužti, ir vaikas kol gali bėgti per tarpą. Štai taip, ir tada va, mes už tos mašinties parodom, jau čia nėra keleivio, to vairuotojo, tai tenka, jis neteisingai pastatęs jam jau. Ai, babutė yra tokia mažutė, kad net nesimatė. Čia mokykla kažkokia? Jo, mokykla. Mokykla čia tie, kur susipykę atneša 3 litrus benzino ir pateka ir įmeta į butą ir ten kiti per langą šoka, užsimuša, kiti į vonę bėga ir uždūsta. Rimta mokykla. Suzuki. Į dešinę važiuosim. O jeigu tiesiai, tai irgi turėtum išvažiuodama būti dešiniai pusėj ten tiesiai. O reikia tramdai gražiai kaip važiuoja. Jau teisės gaus iš karto. Tačiau pasisuk. Jo, nieko, ne. Ir dabar mes tiesiai važiuosime. Čia gal apsilemsime? Tai čia vienpusis, tai čia jo. Ir pažiūrėk tiesiai, kurią juostą tau. Tiesiai. Šita? Kairės, ne, roli kairė. Va, tu pažiūrėk. Jo. O šita tik tai. Ir iš šių pusių galva. Šita. Ai, mes tiesiai. Jo, tiesiai ten apsisukt kartais duoda. Dar pasiekia čia rankos regitros. O kažkai kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, pamatom regitros mašiną ir važiuojam visą laiką paskui? Nieko, nu tai ką, jie neturi, tiesiog jų sutapo maršrutas su mūsų planu, tiesiog, o taip sutapo. Važiuojam visą laiką. Ir ką, tai jų yra ir gale kamera, tai jie mumis ten mato, bet mes neterorizuojam, mes laikomės gražaus atstumo, viską ir o Amerikai, kai važinėjo paskui tą savaeigę mašiną ir filmavo, tai tada tie policijai iškvietė. Važiuojam, bet nieko, sustabdė, paklausė, kodėl jūs čia važinėjat, sako, šiaip važinėjam iš paskos. Ir dabar apsisuksim, bet ne pirmam, bet antram, gerai? Tarpe čia pirmas dar labai arti sankryžos, tai kad nekliudyt jiem. Bet jau dabar gali pradėti rodyti kairį, kad apsisukimui, va. Tada iš paskos tas žinos, kad jis pasirenka tada kitą juostą. O mes lėčiau, va tau tik, kad turbūt nori praleisti. Ir tas jau pusiukas ir ten biškį giliau, kad tau nereiktų ant borto važiuoti. Giliau. Dar giliau. Darėm čia vieną ką. Pilnai susisuk. Energingai. Pilnai. Va taip. Tada įsisuksi per pat plauką. Va. Tai išsisukau. Įsisukai, bet per plauką. Per vieną plauką. Tai biškį galėjai dar biškį 20 cm ir beveik vietoj susukti. Tada jau ant pusę metro. O aš susukau važiuodama, ne? Jo, tai tas pusę metro dasideda. Čia labai, žinai, tokios per 2 juostas tik įsisuka. Jau matei, kad arti galim. O dabar mes į dešinę suksim. Tai jau būtų kritinė, jeigu tokio situacijai pasitaisytum. Nuo atbulom reikėtų pavažiuoti. Nuo situacijos priklauso, bet 80% kad turbūt, kad taip. Reiškia, kad tu neįvertini gabaritų, kad tu ten yra vietos, tai tu biškį gali daugiau, iškart vairą susukti ir tada, o čia rodysim, bet mes čia jų pirmumas, nes mes iš tos tą autobusą praleisim, nes rodyk tik tai posūkį ir kai baigsis visi ir tas raudonas, pilkas. O, galim judėti. Nusilenkim pradžiai, tada mes į kitą juostą, nes mes dabar visą žiedą apvažiuosim, grįšim atgal. Nu čia ne žiedas, bet salelė tokia. Tai apvažiavę grįšim vėl atgal čia.
matai, ne, apvažiuokim tą salelį ir grįšim kaip tą Toyota. Tai mums reikia rinktis juostos, Šitą. kai Kairesnė rodyk, nes čia dar išplatėja, matai, nes tau iš karto Audi užimtų iš paskos. Iš tos jau neišvažiuotų. Iš tos jau ne. Ir nėra mašinų, nėra, spėsim, bet kairės. Galima dviem, bet kaip nori. O iš anos jau matai Enoj. Nu ten įmanoma dar persirikiuot, bet jau ten nepatartina. Nu va, puikiai. Tiesiai dabar važiuosim. Tiesiai, bet nu kas vienas klausė ten apie žiedus. Tai dabar už 200 metrų į kairę, už pėsčiųjų perėjos aštrus posūkis į kairę. Kartais tai pasako aštrus posūkis, tai reiškia, nes jis iš tikrųjų yra aštrus, mailas. Tai va čia ta irgi tokia sunki vieta, nes ir pėsčiųjų, ir trajektorija jau ženklas kažkas nuskynė pavasarį. Ir čia va neskubėk, nes jie gali lygiuotis. Ir tada mes į kurią juostą pažiūrėk važiuot galim, tik į šitą, nes ten ištisinė va. Tai va turim viską pamatyti. Ir ta perėja tuščia. O dabar už tų stovinčių mašinų už 100 metrų suksime į kairę. Prie tą draudžiamą stovėti ženklą. Mažvydo gatvė, va čia jinai. Pilko namo neužrašyta. Tai va, aš irgi tokią išvadą padaręs, kad su dviračiu yra pavojingiau važiuoti negu su automobiliu. Su dviračiu tai... Rodyk čia. Mes į dešinę nepasakiau, atsiprašau, nepasakiau. Taip, suksim į dešinę, nes jie čia tą lygiai reikšmės nori patikrinti. Žvilgtelk į veidrodį, nes tie vaikai tai su to elektriniu dviračiu, tai jie lenktyniauja paskiau. Vakar mačiau šviesoforą, išstūmė vaikas, nukrito nuo paspirtuko ir paspirtukas tiesiog nuriedėjo. Į gatvę. Į priekį gatvę. Nu, o ką čia mes turim? Taip, biškį lėčiau, biškį laikykis kraštelio, nes jeigu kas norės įsukt, kad jam vietos būtų. Nu. Ir parodykim čia, va, toks labai prasta posūkis. Ir čia parodykim sugrįžimą, jis toks, nu, kad nenori, kad įprastumėt, nes maža klaidelė, bet prikapsi paskiau šešias ir... Jo, tai va, aš ir sakau, vos tik išmoksti važiuot, viską matyt, greitį valdyt ir iškart gauni teises. Čia tos teisės, tai visi galvoja, kad čia problema. Čia problema yra nenusitrenkt ir kito nenutrenkt. Ir dabar tiesiai važiuosim, kirsim sankryžą iki pat galo. Ir visą laiką įpras pažiūrėti, kai čia nebus, kad prieky nieko nebūtų, kad toks pėstysis koks neateitų ir mumis neužlaikytų ten be reikalo sankryžoje, kad galėtume išvažiuoti. Tie žmonės su kryžium, su rožančiu, matai, kaip atsargiai važiavo. Tai va, rožančius padeda. Gale gatvės suksime į kairę. Lėčiau
lėtai, pasisuk ir kišk nosytę ir jie pamato nosį mūsų, sureaguoja, jeigu nesureaguoja, mes sureaguojam ir nieko nėra. Ir va. Nes jeigu biški greičiau išlendi, tai tada jau tau egzaminuotojas padės, arba čia biški palauk, kur jisai va ten pasisuko. Gerai, tada važiuojam ten jis o tas tai išvažiuos, tada vėl biški. Kad jiem palikti vietos prasilenkimui. Gale gatvės suksime į dešinę. Valysiu tą žemę paskiau. Šituo pasisukim, kaip tas trajektorija. Taip, tada irgi žiūrėk, 200% nėra. Suk daugiau. Tikrai daug pasuk. O, kad bereikalo, kad neišliptume, jeigu įmanoma, savo juostą turim tilt savo juostą. Nosį ir nėra grandinės, tai reiškia nutrūkus nuo grandinės. Tai veterinariai kitos bulius pririša, kad jie nesidraskytų. Kažkoks vis tiek logiškas paaiškinimas turi. Trečias išvažiavimas. Šviesoforo reguliuojamai sankryžai suksim į kairę. Skaičiau, kad labai daug žmonių išmoksta važiuoti kaip reikia regitrai. Tiesiog. O po to vis tiek važiuoja jau savaip ir ten tiesiog planas išmokti važiuoti kaip reikia regitrai. Tai jie gerai reikalauja, ne? Bet nėra taip, kad, išmokau ir važiuojasi. Taip važiuoju, taip vis tiek važiuoja visi savaip, kaip reikia. Aš žinok, aš biškį irgi važiuoju kaip nenormalus, kaip regitrai, kaip pats vairuoju. Jo. Rodau posūkius, linijų nekertu, nestoju, kur negalima sustoti. Žmona liepia, bet aš nestoju, nes man vidinis konfliktas būna. Nu tai Vokietijai taip reikalauja. Žinai, tai... Tu, kad visi gražiai važiuoja, pasižiūrėk, kaip regitrui važiuoja, va. Aš dabar ne vieno nematau blogai važiuojančio. Pažiūrėsim, va, kokį blogai važiuojantį, va. Irgi rodo posūkius žmonės viską. Dabar visą žieduką apvažiuosim ir važiuosim pas regitrą. 4. išvažiavimas. O, tai, ir tu išmokai kaip regitrai, bet daugiausiai būna žiedų ratų važiuoti kairiausią juostą, tai va tu atspėjai, iš tikrųjų ten rodo tik kairiausią bus galima, nes paskiau būna vėlų kartais. Galim parodyti, ar kairį nereikalauja, bet tik, kad užpakaliniai važiuotų. Ir čia va ne tik, kad duot kelią, ar ne, bet dar ir linija mūsų bus ana dešinė, taip, kad ant to balto neužvažiuot brūkšniuoto ploto. Ir ten paskiau ir regitrą važiuosim, tai mana juosta ir tiks. Nu va, puikiai. Ir mums čia duos jie kelią. Ir tada mes į tą dešinesnį juostelę gal važiuokim, o paskui tą baltą. O čia nereikia posūkio, kai dešinesnė tą perėjai? Dabar parodyk išvažiuodama. Ne, tai tu ten praleidai centrinių ir nuvažiavai, tau ten viena tik tai palikta tam tarpe. Jo. Ir čia dabar mes iki regitros.